Labas. 19 skyrių pradedame prieš paskutinį skyrius. Ir kaip visada, ne ką prastesnis negu kiti iki šiol. Šis skyrius apie kaip per pasąmonę įveikti baimę. Tikrai visi turime baimių. Aš taip pat viena iš jų, kur aš turiu įvairiausių baimių. Ir pastudijuosime, paanalizuosime, kaip ši knyga mums rekomenduoja įveikti baimės. 274 puslapis, tai mūsų 98 susitikimas. Kaip per pasąmonę įveikti baimę? Sakoma, kad didžiausias žmogaus priešas tai baimė. Iš tikrųjų. Nes mes bijome visko, bijome naujos pradžios, bijome žengti, bijome savęs, bijome, ką kiti manys ar ne, ką apie mus pagalvos. Daug įvairiausių baimių yra vorų baimė, viena iš jų, kiti varlių bijo, kiti aukščio, kiti vandens, įvairiausios. Ir mus tos baimės ir sustabdo ir atgraso, taip sakant, nuo kažkokių išbandymų, kurie galimai reikalingi mūsų gyvenime. Baimės palydovai yra nesėkmės, ligos ir blogi tarpusavio santykiai. Milijonai žmonių bijo praeities, ateities, senatvės, psichinių ligų ir mirties. Tačiau juk baimę jūs sugalvojate. Tai reiškia, kad bijote savo minčių. Ko mes bijome, mes tą traukiame. Tai, kas vyksta pas mus, mes tą pritraukiame. Tai bijokime pinigų, ar ne? Kaip aš bijau didelių pinigų. Traukiam pinigus. Ne, čia tik tais pajokavimui, bet visada eiti tą pusę, kad ko aš noriu ir siekti, svajoti apie tai, vizualizuoti ir matyti tai, ką noriu turėti, o ne ko nenoriu savo gyvenime apčiuopti. Vienas mano studentas buvo pakviestas sakyti kalbą kasmetiniame profesinės sąjungos bankete. Jis man papasakojo, jog jį apėmė panika nuo mirties, kad teks kalbėti tūkstantiniai auditorijai, kurioje bus nemažai įtakingų tos pačios srities specialistų. Vyriškis nugalėjo savo baimę šitaip. Kelis vakarus maždaug 5 minutėms patogiai įsitaisydavo fotelyje, iš lėto ramiai pozityviai kalbėdavo savo. Aš įveiksiu baimę, dabar ją nugaliu. Kalbėdamas jaučiuosi ramus, aš pasitikiu savimi, esu atsipalaidavęs ir nesijaudinu. Taip darydamas jis privertė veikti proto dėsnį. Kai atėjo laikas, vyriškis be jokios baimės pasakė labai gerą kalbą. Pasąmonė paklūsta įtaigai. Įtaiga ją kontroliuoja. Kai nusiraminate ir atsipalaiduojate, sąmoningos mintys nusėda į pasąmonę. Šis procesas vyksta panašiai kaip osmoso, kai susimaišo pusiau laidžia membrana atskirti skysčiai. Kai geros sėklos ar mintys nugrimsta į pasąmonę zoną, jos sudygsta pagal savo rūšį, o žmogus atgauna pasitikėjimą ir ramybę. Kartojantys žodžiai, kurie mus įgalina, kurie mums padeda, mes įteigiame į pasąmonę ir pradedame ją kontroliuoti. Mes kontroliuojame savo veiksmus, tiksliau, pasąmoningai mes pradedame taip ir elgtis, tai, ką sakome, ką savo kartojame, mes tą pradedame daryti. Didžiausias mūsų priešas. Sakoma, kad didžiausias žmogaus priešas tai baimė. Baimės palydovai yra nesėkmė, liga ir blogi tarpusavio santykiai. Jeigu tu nebandai, jeigu tu bijai daryti, bijai bandyti, tai ar tau gyvenime pasiseks? Ir dažniausiai mes, varžydami save, neišsireikšdami, neleisdami, bijodami pasisakyti, išsikalbėti, įsivarome savo ligą. Nekalbu jau apie tarpusavio santykius, kai kartais bijome su savo mylimuoju, bijome kažką pasakyti. Milijonai žmonių bijo praeities.
Tai, kas nutikė, ne? Ateities, nes nežinau, kaip bus, senatvės, bijau pasenti ir psichinių lygų ir mirties. Daug kas bijo numirti. Mirtis tai yra naujos kelionės pradžia. Tačiau juk baimę jūs sugalvojate. Tai reiškia, kad bijote savo minčių. Mažą vaiką gali paralyžiuoti iš siaubo, jeigu žaidimų bendražygis pasakys, kad po lova slepiasi baubas, kuris naktį jį pagriebs. Tačiau, kai tėvai uždega šviesą ir parodo, kad po lova nėra jokio baubo, baimė išgaruoja. Vaikas visa esybė pasidavė baimiai, tarsi baubas tikrai ten lindėtų, bet buvo įveikta klaidinga mintis. Įveikta ar ne, nes baimės objektas neegzistavo, buvo įsakyta ar nepasakyta klaidinga mintis, nes neegzistuoja tenai tas baubas po lova neguli. Panašiai dauguma jūsų baimių taip pat neegzistuoja tikrovėje. Taip, panašiai labai mūsų tie baubai, jie neegzistuoja. Tai tik tai grėsmingas šešėlių žaismas, o šešėliai nerealūs. Darykite tai, ko bijote. Bijau, bet vis tiek darau. Pas mane aš turiu vieną iš tų tokių moto. Bijau, bet vis tiek darau. Giedrė bijo, bet vis tiek daro. Ralfas Waldas Emersonas, didis XIX amžiaus filosofas ir poetas, yra pasakęs: darykite tuos dalykus, kurių bijote, ir baimiai tikrai ateis galas. Buvo tokie laikai, kai mane taip pat pagaudavo neišpasakyta baimė nuo mirties, kad reikės stoti prieš auditoriją ir kalbėti. Nuo minties, ir ten matyt buvo minties, nuo minties, o aš mirties visur skaitau, kad nuo minties jau reikės kalbėti prieš auditoriją. Jeigu koks siaubas būčiau davęs valią savo išgąsčiui, esu įsitikinęs, kad dabar neskaitytumėte šios knygos. Niekada nebūčiau galėjęs pasidalyti su kitais žmonėmis savo žiniomis apie pasąmonės veiklą. Aš įveikiau baimę paklausęs Emersono patarimo. Tramdydamas drebulį išeidavau prieš klausytojus ir kalbėdavau. Pamažu baimė atslūgo, kol galų gale pasijutau taip gerai, kad galėjau mėgautis tuo, ką darau. Netgi pradėjau laukti, kada vėl gausiu pakvietimą kur nors pasisakyti. Dariau tuos dalykus, kurių bijojau, ir baimiai tikrai atėjo galas. Kai nebejodami tvirtinsite, kad nugalėsite savo baimės ir sąmoningai priimsite galutinį sprendimą, išlaisvinsite pasąmonės galias, kurios pasuks tą kryptimi, kurią jas nuneš jūsų mintys. Jūsų mintys valdo pasąmonę. Pasąmonė valdo visą kitą jūsų gyvenime, jūsų vidų, jūsų sveikatą ir rezultatus mūsų fizinėme pasaulyje valdo pasąmonė, o mes valdome ją savo mintimis, savo jausmais, sukurdami, rodydami vaizdus tam tikrus, vaizduoti. Vaizduoti yra pats naudingiausias įrankis mūsų gyvenimo kūrime. Vaizduoti. Kaip įveikti scenos baimę? Džudė, žmona ir mama, gyvenanti Pensilvanijos priemiestyje, tapė floristinės scenas ant porceliano ir labai didžiausi savo gebėjimais. Daugelis jos draugų šiais dirbiniais buvo papuošę savo namus. Kai dukters mokytoja pakvietė ją ateiti į mokyklą ir papasakoti apie savo hobį, moteris atsisakė, nes labai bijojo stoti prieš publiką, netgi prieš 8-mečius vaikus. Mano knygose ji perskaitė keletą patarimų, kaip nugalėti baimę ir pasiryžo juos išmėginti. Kiekvieną rytą vos prabudusi ir kiekvieną vakarą prieš užmigdama, Džudė atsipalaiduodavo ir kartodavo šią meditaciją. Esu talentinga menininkė ir galiu pasakoti apie savo įgūdžius, tegul ir kiti pasigrožė ar net išmoksta šio meno. Aš nebijau apie tai pasakoti susirinkusiems klausytojams. Savo žinias perteiksiu dukters klasės draugams, o vėliau ir kitiems žmonėms. Po kelių mėnesių Džudė nuėjo į mokyklą, parodė vaikams keletą savo darbų ir paaiškino, kaip juos padarė. Moteris
parašė man, kad ir mokiniai, ir mokytoja buvo jai labai dėkingi, o kitos mokytojos paprašė surengti pamokėlę jų klasėms. Nuo to laiko Džudė atsikratė baimės kalbėti auditorijai. O vėliau įstojo į pranašėjų būrelį, kur grupelė vyrų ir moterų reguliariai susitikdavo ir sakydavo kalbas, kad patobulintų viešo kalbėjimo įgūdžius ir įgytų daugiau pasitikėjimo savimi. Pritaikykite šią strategiją savo situacijai. Nuoširdžiai pasitikėdami ją įgyvendinkite ir baimiai tikrai ateis galas. Taigi, jeigu tau yra baimė viešo kalbėjimo arba netgi, ar ne, šiais laikais mes naudojame, štai online mes naudojame kompiuterį ir jeigu tu netgi bijai išeiti į live, ar ne, kur tu nematai ne vieno žmogaus, ne vieno savo klausytojo, kur tu tik save matai ir tai yra baimė kalbėti. Aš tikrai žinau, ką tai reiškia, nes ir aš ten buvau. Tikrai labai baisu, atrodo, kad tik tais koks žodis nesusiveltų, kad tik viską teisingai pasakyčiau, jau to tokio perfekcionizmo norėjusi, ar ne, kad viskas būtų perfekt. Kai aš jau ten esu, iš tikrųjų mes visi žmonės esame, mes ne robotai, mes galime suklysti, mums liežuvis susimala man ir kaip dažnai susimala per visą dieną vis kalbant ir kalbant, jau paskui atrodo jau nebeklauso manęs. Na ir kas? Nebijoti, ar ne? Svarbu eiti, daryti, kalbėti. Jeigu tau reikia šitą išsiugdyti, tai štai yra pavyzdys, ką tu gali savo kalbėti ryte vakare atsipalaidavus ir įteikti į pasąmonę. Kitą dar paskaitykim vieną. Nesėkmės baimė. Pas mane dažnai apsilanko studentai iš gretimo universiteto. Paprastai jie skundžiasi tuo, ką vaizdžiai galėtume pavadinti egzaminų amnezija. Visi kaip susitarę pasakojo tą patį. Prieš egzaminą atrodo, kad puikiai moku dalyką, po egzaminų atsimenu viską, ką reikėjo atsakyti į klausimus, tačiau kai sėdžiu auditorijoje ir spoksau į tuščią užduočių lapą, galva pasidaro tuščia kaip puodas. Minėtas jausmas daugam turėtų būti pažįstamas. Šį reiškinį galima paaiškinti vienu iš pagrindinių pasąmonės dėsnių. Išsipildo ta mintis, kuriai skiriate daugiausiai dėmesio. Šnekučiuodamas su studentais pastebėjau, jog labiausiai jie baiminasi dėl to, kad neišlaikys egzamino. Todėl pasąmonė pasistengia, kad nesėkmė jų neaplenktų ir tikrovėje. Tai, ką tu bijai, tu gauni, tu bijai neišlaikysi, tu tada jau arba vos, arba ir neišlaikai. Nesėkmės baimė virsta tikra nesėkmė, kurią sukelia laikina amnezija. Nesėkmė tą sukelia netgi tą laikiną amneziją, kad iš tikrųjų nebeprisimena. Medicinos fakultetų studentė Šeila mokėsi bene geriausiai iš viso kurso, tačiau kai reikėdavo laikyti egzaminus raštu ar žodžiu, jos galva ištuštėdavo išgirdus elementariausią klausimą. Paaiškino, kokios to priežastys. Mergina keletą dienų prieš egzaminą jaudindavosi ir spėliodavo, ar išlaikys. Blogas mintis dar labiau pakurstydavo baimė. Pasąmonė įgyvendina visas mintis, kurias lydi pavojinga baimės emocija. Kitaip sakant, jaunoji studentė pati paprašė savo pasąmonės, kad pastaroji padėtų neišlaikyti egzamino. Taigi ši ir padėjo. Ir šiaip tai ir man labai dažnai yra buvę, kad ko bijai, netgi technologijos kokios, ar ne, kad tik kamera nepastriktų, kad tik viskas ten būtų gerai, irgi tikrai pačioj savo tos kelionės pradžioj irgi ir nepasijungia, ir vėluoju, ir neišeinu į laivą, irgi visokių tokių, nes aš bijodavau, kad tik viskas būtų, ar ne, sklandžiai, kad tik, ar ne, kažkas tai neatsitiktų. Ir visada atsitikdavo. Sumažinau langą, palaukit. Štai, ir atsitikdavo, kaip ir matot. Šeila pasidomėjo pasąmonės funkcijomis ir sužinojo, kad jos kūne yra atminties saugykla. Mergina turėjo puikų įrašą, kur buvo užfiksuota viskas, ką ji išklausė ir perskaitė paskaitų metu. Dar Šeila išsiaiškino, kad pasąmonė pasiduoda įtakai ir visada atsišaukia.
Tvirčiausias ryšys su ja užsimezga tada, kai žmogus atsipalaiduoja, būna ramus ir pasitikė savimi. Studentą pradėjo kas rytą ir kas vakarą svajoti, kaip tėvai ją sveikina dėl puikių rezultatų. Rankose laikydavo įsivaizduojamą laišką gautą iš namų. Kai pradėjo galvoti apie gerus rezultatus, sukėlė atsakomąją vidinę reakciją, atgarsį. Atkakliai stimuliuodama visą žinią ir visagalę pasąmonės gale perėmė kontrolę. Ji užvaldė merginos sąmonę ir nukreipė ją teisingą linkme. Šeila galvojo apie savo tikslą, taigi ir apie priemonės tam tikslui pasiekti. Po tokių procedūrų ji be vargo išlaikė kitus egzaminus. Studentė užvaldė subjektyvioji pasąmonės išmintis ir privertė puikiai atsiskaityti. Štai, mes galime, aš tikiuosi, kad tu jau supranti, kiek tu daug gali. Tu gali įrašyti į savo pasąmonę tai, ko tu nori. Tu gali visą tai padaryti. Pasižymiu kitam susitikimui, puslapiuką, o mes atsisveikiname šiandieną, būtinai palik širdutę, palik liuksiuką, jeigu tu su mani vis dar, jeigu dar su manimėsi, jeigu dar nepametei mūsų šitos knygos susitikimo, o jeigu pirmą kartą mane matai, tai būtinai pasuscribink mane čia, paspausk varpelį, kad gautum įrašus, priminimus su kiekvienu mano nauju įrašu ir susitiksime rytoj. Iki.